Kevino Panterio atakos užbaigimai ankstyvoje puolimo stadijoje. Dabar Kevinas Panteris, mes turim žinoti, kad yra išskirtinis žaidėjas, yra taškų rinkėjas, agresyvus žaidėjas nuo pirmos sekundės iki paskutinės ir mes matome, kad kaip ir dabar, taip ir visados jisai nedelsia ir negalvoja du kart prieš priimdamas savo sprendimus. Tai Kevinas Panteris tranzicijoje atsivaro ir meta 3 taškus priešais Müncheno Bayern gynybą. Aišku, tai gal yra šiek tiek ir atakos skaitimas, tai yra 2+1, kaip sakyt, 2 vietoj 1, atsiprašau, 2 vietoj 1, tai jisai nori padaryti greitą ataką, kad paskui dar būtų viena ataka papildoma ir to sumoje Barcelona turėtų daugiau atakų ir galimybių įmesti. Tai kaip dabar mes matome, jis su kamuoliu atakuoja ankstyvoje stadijoje ir neturi priešai save gynėjo dabar nei Šabazas, nei Piras. Taip mes matome, kad nėra komunikacijos iš Bayern München gynybos. Vienas žaidėjas rodo pirštu kitam, kitas žaidėjas turi atitinkamai priešai save kitą puolėją ir nei vienas, nei kitas neprieina arti, tai yra tiesiog erdvė, kuri Kevino Panterio atakos tokioje stadijoje yra ir distancija, ir jo gebėjimas mesti iš driblingo, tai yra metimas, kurį jisai turi paimti. Jisai sustoja 1-2 ritmu, priešais gynėjam atsispiriant nuo grindų jisai ore ir tiesiog meta 3 taškus, kurie yra jo, nes jo repertuaras yra metimai visoje atakoje ir ankstyvoje, ir vėlyvoje nepriklausomai. Kevinas Panteris iš gynybos perimęs kamuolį, eina nuo vienos krepšio pusės iki kitos. Dabar žaidžiant silpnoje pusėje visą laiką svarbu žinoti, kad reikia būti geroj stovėsenoj, kaip mes dabar matom. Kevinas Panteris geroj stovėsenoj, mato savo žmogų, mato kamuolį ir kamuolio perdavimo metu jisai turi aktyves rankas, perimtas kamuolys ir dabar bėgimas į greitą puolimą. Ką jis prieš save mato, tai jis mato aukštą žmogų, atakuoja jo viršutinę koją. Dabar jo viršutinė koja yra pasisukusi ir dešinė. Kevinas Panteris priverčia judėti ir dabar atsukęs jisai dabar kairę viršutinę koją duodamas Panteriui, vėl priverstas yra keisti savo gynybinę stovėseną. Dabar Kevinas Panteris, žinodamas, kad jis yra greitesnis už aukštą žmogų, paprasčiausiai 2 žingsnių ir inicijuodamas kontaktą, įsiveržia į priešais ir meta 2 taškus nuo lentos. Pasižiūrėkime dar kartą. Paskutinis klipas, vėlgi Kevino Panterio aktyvumas, iš gynybos pereinant į puolimą. Gynėjai nesusiorientuoja, sustojam prie 3 taškų linijos ir metam nuo 3 taškų atžymos. Dabar perimtas kamuolys, inicijuoja greitą ataką. Priešai save jis turi vėlgi Čimo Monekę, kaip mes matome. Jis priverčia, atakuodamas aukštesnę jo koją, persimeta kamuolį. Dabar, kadangi grįžinėja didelis žmogus ir matydamas šalia savęs Folą, jisai galvoja apie tai, kad jisai turi dengti krepšį. Folas bėga, kaip ir turi bėgti savo koridorium, įsiverždamas į baudos aikštelę, bėgdamas į baudos aikštelę, jis pritraukia 2 žaidėjus prie savęs. Dabar Monekė šiek tiek uždelsė, galvodamas apie tai, kad Kevinas Panteris tiesiog sustabdys kamuolį ir inicijuos ataką. Bet Kevinas Panteris turi visą laiką priešai save praktiškai 2 gynėjus. Kiekvienas elitinis žaidėjas, kuris yra taškų rinkėjas, jisai turi išnaudoti progą ankstyvoje atakoje ir bet kuriuo metu atakoje išmesti savo metimą, negu kad jam paskui likus 4 sekundėm stengtis mesti atšokus nuo 2 gynybos priešais izoliacinius kažkokius tai paruoštus gynybinius taktinius sprendimus. Jisai tiesiog, kadangi gynėjas dar vienas vėluoja grįžti, niekas neprieina prie jo arti, jisai išmeta savo metimą. Dabar, kadangi jisai yra snaiperis, jisai mes ir iš tokių padėčių, ir iš įvairiausių tokių kaip iš užtvaros, iš pick and rollo ir kaip matome dabar iš tranzicijos. Pažiūrėkime nuo pradžių.